ir stabdant moku pasirodyti. Gerai, nominacija numeris 23. Metų žmogus internete. Užkalnis. Pradėjau reikaloti. Gerai, aš papasakosiu istoriją, kuri man nutiko visai neseniai Sankt Peterburge. Aš čia vaikščiam su draugais ir prie mūsų prisikabino vienas vyrukas iš Maskvos. Jis pradėjo kalbėti mus, sako, iš kur esam. Sakau, mes iš Lietuvos, iš Vilniaus, toliau šnekam ir staigiai taip žvilgsnį. Sako, iš kur iš Vilniaus? Sako, jo, sako, o pas jūs ten yra tas žmogus, kur su tankais ant mašinų važinėja. Sakom, tai yra mūsų meras. Ir metų žmogus internete yra ponas labai keistų vardu. Meras Zuokas! Prašom, jūsų kaleidoskopas, gyvenimas susidaro gražesnis ir jūsų žodis, aišku, kaip metų žmogaus internete. Labą vakarą. Tikrai netikėta nominacija, nes aš žinau, kad interneto arba blogerių visuomenė yra labai laisva ir kieta. Ir jinai labai dažnai išgirsti komplimentų politikams ir panašiai. Tai ačiū tikrai labai vertinu tokį pripažinimą. Net jeigu buvau metų žmogus internete, tai laikas grįžti į realų pasaulį. Ačiū Jums. Ačiū Jums. Ačiū merui. Laiką jam. Teisybę sako mūsų taip pat nugalėtojas. Gerai. Draugams, lakeriams, kurie mane palaikė, sirgo už mane. Ačiū šitam žmogui su labai gražia šukuosena. Ačiū už pagirimus. Ačiū labai. Tavo komplimentą kirpėjam. Ačiū. Perduosiu būtinai savo kirpėjų komplimentus. Taip pat ačiū merginai, kuriai perdaviau labų dienų.